Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos atidėtose trečiojo rato 23 turo rungtynėse Kėdainių Nevėžis savo miesto stadione priėmė futbolo klubą Šilutę. Susitikimo pradžioje kėdainiečiai iš karto buvo nubausti. Jau 10 minutę šilutiškių puolėjai pelnė pirmąjį įvartį. Po to jau šeimininkai perėmė iniciatyvą ir svečiams beliko tik gintis. 35 minutę Brazilas Santas išlygino rezultatą, o paskutinėmis pirmojo kėlinio minutėmis baudinį realizavo komandos kapitonas Nerijus Kestenis. Antrasis kėlinys vėl buvo sėkmingesnis kėdainiškiams. Santos antruoju savo įvarčiu vėl pradžiugino sirgalius. Tad varžybos baigėsi rezultatu 3-1. Manau, kad nugalėjo stipresnė komanda, reikia Nevėžį pasveikinti su pergale ir tas truputėlį mūsų komanda išmušė iš vėžių tas antras įvartis, kur buvo Nevėžio pelnytas. Mes manom, kad ten nebuvo tam vartininkui rankos. Ir nežinau, sunku ką dar toliau čia bekomentuoti, kol nematėm nei vaizdo įrašą, nei ką. Mes žinom, kad Nevėžis dabar turi naujų žaidėjų ir sustiprėję ir manau, tai yra dėsninga, kad jie yra antroje vietoje, mes 6 vietoje. Laimingi esam, džiaugiamės, kad 3 taškus paėmėm, nes pradžioje tai išėjom, kaip aš sakiau, po pirmo kėlinio biškį užmygę 15 minučių. Prasileidom į vartį tokį nereikalingą ir neišnieko, patys jį pasidarėm. Reiškia, bet kas gerai pagiriau, kad iki pertraukos sugebėjom išlyginti ir persverti. Čia labai gerai, jeigu būtumėm neįmušę, būtų vis laikas tirpsta ir problemų daugiau, nervuotumas, viskas susideda. Šiaip tai buvo momentas neblogai, sulušėm, sakau, sugadino tą pradžią, tokia nereikalinga, kad reikia visiems nervuotis, laukti. Aišku, momentų sukūrėm, daug neįmušėm. Taip, kaip čia įvertinti vidutiniškai, sužaidėm. Norėtųsi visą laiką, kad geriau būtų. Aš vyram sakiau, jeigu šiandien laimim praktiškai jau kažkokį tai medalį gal užsikabinsim. Aišku, reikia dar yra 4 rungtynės, Kėdainiai išvyka bus sunki Venta, Jonava, Trakai čia. Bet kaip anksčiau būdavo, rusų laikai sakydavo, Volek pabėdė, duodavo prizą tokį, kada pralošinėja ir komanda laimi. Tai gerai, ką. Sveikinu visus 3 taškai ir ruošimės kitom rungtynėm.